FM1 klausytojai ir žiūrovai. Laida Zuzu vėl kartu su jumis. Leiskite man nieko nedelsiant pristatyti mūsų garbėje komisiją, kuri šiandien vertins pačius talentingiausius Lietuvos augintinius. Jadas Saračka, opliak! Taip pat Gintas Vaičikauskis, opliak! Ir Mindaugas Stasiulis, opliak! Šiandien komisijos nariais bus ne tik, ką tik 3 matyti gražūs vyrai, bet taip pat ir 3 gražūs taksai. Nuo vieno jų priklausys jūsų papildomi 30 taškų. Bet apie tai truputį vėliau, o dabar metas pradėti žiūrėti jūsų atsiųstus vaizdelius. Ir pirmasis šios savaitės vaizdelis tai yra kalytė Dora. Ją mums atsiuntė Tadas, o kalytė kažką turi bendro su Tarzanu. Pasižiūrėk. Kai kalė? Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Eina savo. O čia šuniui nelabai tipiška, matau. Ne. Žordanas tiek nenušokdavo iš vietos į aukštį. Gerai. Kaip čekas Norisas. Ui. Ai, ai. Orangutangas. Gerai. Žiūrėk, viena koja, matai ore. Kai keli tą medį mano. Pusė 4. Ėjau vogti obolių. Prisiskinsiu obolių ir geltonų ir žalių. Tai nesreikia dar aukščiau lipi. Nelip mažutė. Jeigu lips aukščiau, aš duosiu 30 balų. Nu? Ne. Ai. Ai. Oboliuką labai reikėtų nuskinti kažkaip, labai reikėtų. Vis dėlto, ne. Pala, žiūrėk, dar antras kadras. Oba. Ne. Nu. Antras Nu. Oba. Oba. Įlipi aukščiau 30 balų iškart. Ai. 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 Jeigu šitas šuo būtų turėjęs kiaušinius, būtų labai skaudėję. Būtų buvęs kalėta po šito video. Situacija buvo labai dramatiška, tenka pripažinti. Ir jeigu dar būčiau aukščiau, būčiau davęs 30 balų, dabar kol kas 20 balų kalytei. Kuo vardu jį? Dorai. Dorai kalytei, prašom. Aš tai Dorai kalytei duodu neabejotinai 30 balų. Pirmą kartą gyvenime mačiau šunį, kuris įlipa į medį taip aukštai. Ir kadangi aš turiu pas mamą sode obolių, aš norėčiau turėti tokį šunį, kuris galėtų man padėti juos įlipęs išraškyti. Arba trešnės skinti. Super. Ir šiaip, pavyzdžiui, tikras šuo turi lipti taip aukštai medį, nes iš aukštai gali matyti ateinantį priešą. 30 balų. Mano šuo tai pasiekė įlipti tik tais į agurką, į pomidorą. Juos nuskina, aišku, suvalgo, braškės apvalgo. Tai savo šuniui duočiau 10 balų, bet jis netalentingas, čia tiesiog jis įdrus. O šitam šuniukai, Dorai kalytei, aš skiriu 30 balų. Aš manau, kad Mindaugas Stasiulis 20 davė tik tais todėl, kad pats per fizinį lavinimo pamoką daugiau negu neįlipdavo nei virvė, nei per rožį peršokdavo. Ir iš viso šaškiam gal žaisdavo. Ačiū. Aš duodu 30 balų, man patiko. Šuo medyje yra kažkas nerealaus. Maladės. Viso mes turime 110 balų. Puiku. Antrasis vaizdelis. Baiba ir Nutis. Ir jos mums atsiuntė ne kas kitas, o Živilė. Pasižiūrim. Jo. Tu pradėdas? Ajai. Marcelė, tik pažiūrėk. Jeigu man kas nors taip laižytų ausį ir aš nieko nedaryčiau. Sutiktum būt šuo. Čia palyginamas mitas kaip šuo su... Kate. Negali turėti vaikų. Aš manau, kad čia yra katinas ir kalė. Kol kas minėtas tik. Oho! Wow. O įdomu, šuo myli su kate šuns pozą. Ne. Ne? Ne. Eik tu savo. Nusiprausk, pirmą nusiprausk. Atrodo, kad... Ei, nu kas dabar juokiatis, gražu. Atrodo, kad katinų maloniau O, negu jos šuniui. nugis toks purvinas. Tipiška lietuviška situacija. Vyras drybta ant fotelio, žmona lenda į akis. Šiaip Ne. sofa. Čia, žinok, yra, man atrodo, šuo yra kalė. O katinas yra jis. O čia kas koja? Čia kalė koja, čia koja. Maniau, kad jau ne koja. Čia yra tipiška lietuviška situacija. Jei skauda galvą, jis vis tiek nori. Pasirodo, tai buvo mažytė koja, o ne didelis uodega. Nu, duok, sako.
Nu davai, ne, no. Be jokios abejonės negaliu atsilaikyti prieš meilę. Jeigu jau vyras su moterim karts nuo karto sutampa, kaip mes, pavyzdžiui, su Skaiva šioje laidoje, tai yra gerai, jau kai šuo su katinu, arba katė su šunimi, arba šuo su katinėne. Arba žmogus su uodu. Tai yra 30 balų už grožį, už meilę. Peace, love, sex and rock and roll. Šiaip jo, aš pritariu, 30 balų iškart nebejotinai, net vien dėl to, kad tai yra paneigiamas mitas, kad šuo su kate negali būti draugai, jie gali būti ne tik draugai, jie gali būti meilužiai arba meilužės ir tai yra labai gerai. 30 balų. Aš manau, kad šunis katės turi valgyti, o ne toleruoti 10 balų šitą talentą. Marcelis tau pritartų tikriausiai. Marcelį! Tai šunis veikte. Katė. Kur katė? Nemyli katės. Nemyli katės. Gelbėkit gedo reputaciją. Aš duodu 30 balų, aš esu romantiška moteris ir man bet kokios formos meilė, net jeigu tai yra šuo su katė, yra gražu. Iš viso? Iš viso? 100. Ne, daugiau. 130. A, jo, 100 balų. 100 balų. 100 balų. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Per šunį. Gerai, žiūrim toliau. Gerai. Taip. Trečias mūsų šios savaitės dalyvis tai yra šuo vardu Fifo. Fifos, kaip žinote, gali labai daug. Nu, Fifos ir ryžykės. Nu, davai, pažiūrim. FIFA. Fifa. Wow! Oba. Grožis. Gerai, kad ne FIBA. Milžiniškas taksas, kaip suprantu, taip? Žinoma. O kas čia yra iš tikrųjų? Nematau dar kokių. Paukštinis medžioklės, Čia nežinau. paukštinis. Turi slaižė rupūžės. Jo, stelė. Oho, salto. Kad už Oksaną Pikultą lindingesnis iškart matos. Kalbant. Bet akys į ją panašius labai. Šiek tiek. Nu. Man taip atrodo, čia kaip iš komisaras Reksas arba Kobra 11. Labai gražus šuo, ne? Labai gražu. Bėga daug ir greitai. Ai! O, štai sunki komanda. O, štai irgi sunki. O kodėl Šliauš ir verskis. Ne iš malonumo. Iš malonumo matai, kad vardas. Oba! Ir atgal. Fenas. O. Puikiai, wow. Gražu, kokybiška. Čiotka. Gintai tau seilės bėgo, net Jo, televizorių. man bėgo seilės, aš gal pirmasis vertinsiu. Aš manau, kad kadangi girdėjau kolegės Skaivos pasakymus, kad tam tikros komandos iš ties buvo sunkios, aš skiriu šiam šuniui 30 balų. Šiaip žiauriai gražu šuo, kokybiška viskas padaryta. Nu, super, man patiko, labai gražu. Galėčiau tokį žiūrėti prieš miegą ir iškart užmigčiau. Gerom emocijom. Aš irgi duodu 30 balų, kadangi apskritai esu už Fifas ir dovanoju net šią gėlę gedui. Ačiū. Aš duodu 30 balų. Nes jeigu taip galėtų padaryti visos Fifos, Ypač šliaužti ant pilvo. ypač šliaužti ant pilvo, bėgti ir po to šokti į vandenį, kai liepi. pasakai dink ir Šokai į vandenį ir pro balkoną kur nors. Hopa, ir dingsta. Prie jūros labai gerai būtų. Jo, nusiveš tokią FIFA. Žodžiu, visoms Fifoms, įskaitant ir šią FIFA, 30 balų. O ką pasakys FIFA Skaiva? O FIFA su FIFA bus labai solidari ir duos irgi 30 balų. 100! 20 balų. 120! Klausykit, neišprotėkit, užsikimškit nosis, nes kitas mūsų vaizdelis yra šeškučiai. Apie Gintą reportažas. Spėtų stalai šeškučiai. Paduški. Šiaip labai nepadoriai guli. Čia tokie vyras. Eik tu savo. O čia Patelė, man rodo. šeškus. Šeškus guli. Kad neturi jis to, ta prasme. Ai, pas jos toks nedidelis, kad Skaiva visus gyvūnus išmano. šeimininkai nepavydėtų.
Aš manau, kad šeškas, kai miega, yra vienintelis atvejis, kai jis nesmardina nieko. O, patikėk, tu galvoji, kvepi, kai miegi. Nu, tai aš ne, bet šeškas. Jeigu jis per miegus gali vaikščioti, manau, per miegus gali ir pasmardinti. Nu, labai neblogai. Aš šitam šeškui duosiu galbūt 10 balų, nes esu matęs kur kas įspūdingiau atrodančių šeškų pas tam tikrus žmonės. Ne, ta prasme, esu matęs šeškų, kurie moka labai daug dalykų. Galbūt šitas irgi moka, bet šeimininkas parinko būtent tokį vaizdelį ir tai nepriklauso nuo šeško, aš jam duodu 10 balų, jis tiesiog miega. Aš iškart prieštarauju, nes šeškas pirmiausiai nežinojo, kad jis dalyvauja šiame šou, nes jis buvo nesąmoningas. Jis gali mus paduoti teismą, dėl to aš lysdamas šeškui į šeškinę pataikauju jam ir rašau 30 balų. Hebra visi atsitraukė ir tikriausiai tai reiškia, kad aš esu šeškesnis negu šitas šeškas. 20 balų. 10 balų, šeškas miegojo, nepykit, pažadinkit savo šešką ir atsiųskite dar vieną kartą mums savo vaizdelį ir viskas, ir tada viskas bus okei. Arba išgelbėkit šešką internete, gelbėk šešką, pasirašykit peticiją. Man 50. 70, viso 70 balų. Valio šeškui. 5 vaizdelis. 5 vaizdelis yra pas mane prašyta, artėjant Europos krepšinio čempionatai galvą pametė visi. Šuo kaprizas, kurį atsiuntė mums Indrė. Nu, kaprizė, pavaryk. Krepšinis. O, Žvilis kaprizas. Leizė. Berno Zeningundas. Na, geras. Super. Manau, kad vietoj Kleizos rinktiniai galėtų varyti. Ai, drąsiai. Kiaurus žiūrėk deda. Tai dar patikrino ir įmetė. Esu matęs filmą tokį šeimai sekmadienį ryte, kaip beždžionė žaidžia ledo ir ritulį, man atrodo. Aš jas skaičiau. Žiūrėk, šitas šuo įmes, šitas žmogus įmes turi pabėgti, o šuo dar patikrino ir įmes. Aš skaičiau, kad Jomingas baigė karjerą. Žiūrėk, O, pažiūrėk. Gražus kilimas. Stasiulį, tu niekada tiek nesi bowlingė numušęs. Nu, taip. Sportuok ir tu. Bet jau išmokytas matos labai tiksliai. Puikiai. Pritupimus komentuoja. Ne, aš pritupimą Pirmas darysiu. 3 kartus greitai jo veislę. Nesupykdamas, Berno Zeningundas. Berno Zeningundas. 3 kartus šėlės. Berno Zeningundas. Bet kuriuo atveju šitam šuniui aš rašau 30 balų, nes šitas šuo įmetęs į kašį, skirtingai nei žmogus, jis dar patikrino, ar tikrai krito kamuolys į krepšinį ir tik tada pabėga. Ir dar rašau 30 balų dėl to, kad jis numušė daugiau kėglių, nei kada nors Stasiulis numušė bowlingo. Tai iš viso 60, taip? Iš viso 60, bet rašau 30. Apsigink, brolau, apsigink. Aš galvoju, kad man tai buvo panašu į Kleizą, tai yra viena, bet Kleiza idėjas iš kažkokios parodo emociją, man pritruko emocijos, buvo per šaltai, per mažai pametęs galvą ir rašau dėl krepšinio, rašau 20 balų. Bowlingo tai jis tikrai nekaip žaidžia, bet krepšinį labai gerai. Jaumingas karjeros tikrai nebaigė, man atrodo, kad čia mes jį ką tik ir matėm. Tai 30 balų aš taip neįdedu. Nebegaliu. Tu ne Zeningundas. Aš ne Zeningundas, aš nebeįdedu. 30 balų. Ką pasakys mūsų Ramunėlė? Man patinka Zeningundai, man patinka krepšinis, man patinka bowlingas, man tu dar patinki. Ir iš viso gaunas kiek čia 40, bet minus 10, tai 30. Kas? 120. Aš gi buvau. 120 balų. Negali būti 120, nes jeigu būtų visi po 30, būtų 120. Tai 120 yra? Ne, Inga sakė 20. 110 tada. 110. Vyrai nemoka skaičiuoti. 110 balų. 110. Tvirtas 110 balų. Aš turiu 5 labai gardžius dešros gabaliukus. Vienas iš tų gabaliukų bus laimingas. Būtent tą gabalėlį, kurį pasirinks Versalis, šios dienos mūsų pagrindinis komisijos narys. Būtent tas numeris ir to numerio šeimininkas gaus papildomus 30 taškų. Kągi, pasveikinkime nugalėtojus. Versalio sprendimu šiandien papildomus 30 taškų gauna Berno Zeningundas, kuris be galo mėgsta tiek bowlingą, tiek krepšinį. Šaunuolis vaikinė. Mes jūsų visų lauksime kitą savaitę, o šią savaitę, žinoma, nepamirškite balsuoti internete www.1.fm ir, žinoma, mūsų paskyroje Facebook'e. Laikinkite jums labiausiai patikusius video vaizdelius ir jie taps nugalėtojais. Iki!